Kai žiūrite šį reportažą, video ir alternatyvių kino formų festivalis Dezintegracija jau yra pasibaigęs. O va dabar, kai mes šnekame su vienu iš festivalių idėjinių vadų, jis dar tik tais ruošiasi prasidėti, čia už kiemo, iš karto. Stebuklingosios fėjos filmuoja filmukus, tvarko projektorius, bet kalbėsime ne apie festivalį, kalbėsime apie skaitymą, apie knygas. Tai kalbinu Darių Vaičekauską, vardą ir pavardės nepaminėjau. Dariau, nuo kada pradėjai skaityti? Geras klausimas. Skaityti pradėjau turbūt tada, kai išmokau skaityti ir bandau prisiminti, kada tai buvo. Greičiausiai tai buvo dar viduriniai mokyklai, 1-2 klasiai, kaip įtariu. Turėjom labai geras mokytojas ir mokindavo raidžių, alfabeto, na ir tada pradėjau. Kažkaip tiesiog natūraliai tai įvyko. O kai išmokote skaityti, ar daug skaitėte knygų? Ir kokias galbūt skaitėte? Kokios paliko didžiausią įspūdį? Ką jos jums reiškia iš viso? Na, gyvenau dar tam amžiui, toje epochoje, kuomet neturėjom labai daug pramogų pasirinkimo, laisvės tokios, tai nebūdavo nei kompiuterių, nei žaidimų elektroninių įvairių. Tai knyga šalia turbūt lanko ir dviračio buvo vienas iš tų pramogų, intelektualių turbūt pramogų, kurie man kaip vaikui, buvo įdomus tokie užsiėmimai ir laisvalaikiu, kuomet neruošdavau pamokų arba nešaudydavau iš lanko, tai skaitydavau daug, ypatingai, aišku, literatūra apie indėnus buvo labai įdomi, turbūt tam pirmam etape. Na, paskui sekė jau kitokie pomėgiai literatūriniai plotmei. Gerai, aš jūsų, Dariau, mielas, paprašiau atsinešti kokią nors knygą, pasidalinti ištrauką iš tos knygos su žiūrovais. Kokią knygą atsinešėte ir kodėl ją tokią pasirinkote? Ir gal galite ją parodyti? Na, atsinešiau, kodėl šitą knygą, tai galbūt jau, kai suaugęs, jau iš tų lankų nebešaudau. Ir, vis tiek skiriu laiko skaitimui ir ieškai naujų, įdomių kažkokių autorių, nebūtinai šiuolaikinių naujų, bet savo naujų, kurių gal buvai neatradęs žmogus. Tai pastaruoju metu man toks kaip atradimas, tai Venička Jerofejevas. Labai gražus knygos viršelis, Maskva Petuški, rusiškai turėtų būti, lietuviškai Maskva Petuškai. Knyga persunkta alkoholio, keiksmažodžių, tačiau labai poetiška, labai romantiška. Na, iš tikrųjų, suaugusiam žmogui tokie jau gal ir priimtini skaitiniai. Vaikams gal ir nerekomenduočiau. Ir gal galite pasidalinti ištrauką iš šios knygos? Be abejo. Jaudinuosi labai. Ir kurį laiką viskas klojosi kuo puikiausiai. Kartą per mėnesį mes nusiųsdavome jiems socialistinius įsipareigojimus, o jie mums 2 kart per mėnesį atlyginimus. Mes, tarkime, rašom. Artėjančio šimtmečio proga įsipareigojame išgyvendinti gamybinės traumas. Arba taip. Šlovingoje šimtmečio proga iškovosime, kad kas 6 neakivaizdžiai studijuotų aukštojoje mokykloje. O kokios tam traumos ir studijos, jeigu mes kiauras dienas prie durniaus prapuolę ir esame tik 5? Ak laisvė ir lygybė, ak išlaikytinių brolybė, ak neatskaitingumo saldybė, ak palaimingasis mano liaudės gyvenimo laikė, nuo parduotuvių atidarimo iki uždarimo. Pamiršę gėdą ir žemiškus rūpešius, gyvename vien dvasios gyvenimą. Kiek leido jėgos, aš plėčiau jų akiratį ir jiems labai patikdavo, kai tą akiratį plėsdavau, ypač visais Izraelio ir arabų santykių klausimais. Ir jie buvo kupini susižavėjimo Izraeliu, susižavėjimo arabais ir ypač Golano aukštumomis. O Aba Jabanas ir Mošė Dajanas nenueidavo jiems nuo liežuvio. Štai pareina jie parečiais iš kekšių ir vienas kito klausia, na kaip, Nimka iš 13 kambario Dajan Jaban? O tas patenkintas vypteli ir atsako, o kur jį lerva dėsis, žinoma Dajan. Na va, tokia ištraukėlė.
Labai graži ištrauka. Knyga iš tiesų yra ne tik tais poetiška, ne tik tais persunkta keiksmažodžiais, jinai dar ir labai tragiška, turbūt ir pamokanti, bet nereikia visko išduoti. Daug visko, visko, ko reikia gerai literatūrai, čia tikrai atrasite. Ir dar jau gal paskutinis klausimas prieš išleidžiant atidaryti festivalio. Ką galėtumėt pasakyti šiuolaikiniam skaitytojui ir neskaitytojui? Kaip Jūs manote, kodėl reikia skaityti? Skaitimas lavina regėjimą, skaitimas lavina reakciją, būtent tai, ką perskaitote ir kaip greitai Jūs suvoksite, ką perskaitote. Ypatingai šiais laikais, kada mūsų regėjimas labai kenčia nuo įvairiausių ekranų, pramogų, tai skaitimas iš tikrųjų labai, net nereikia morko valgyti, padeda regėjimui. Ir be abejo savimoniai, savišvietai, savianalizai ir visiems tiems šauniems dalykams, ko reikia žmogaus savęs link ieškojimo kelyje, brandinant savąjį asmenybinį aš, jį tobulinant ir siekiant gerovės pasaulyje. Žodžiu, nuo medicininių iki savęs tobulinimo aukštumų. Tai gerai, prašom vitaminą. Ačiū labai. Ačiū, kad sutikot pakalbėti. Gerą festivalio. Gerų reportažų.